ES paramos gavėjais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimas patvirtintini jaunieji žemdirbiai turėtų nepamiršti, kad norint gauti paramos išmokas, privaloma laikytis prisimtų įsipareigojimų. Ši priemonė viena populiariausių tarp šalies ūkininkų. Vien pernai paraiškose buvo prašoma beveik 100 milijonų litų paramos. Pernai paramos užteko tik 141 pirmąjį projekto pirmumo vertinimo kriterijų tenkinusiam jaunajam ūkininkui. Pastarieji buvo perėmę valdas iš tėvų ar kitų vyresnio amžiaus ūkininkų pagal priemonę ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos. Metų pabaigoje perskiršius paramos lėšas jauniesiems ūkininkams remti papildomai buvo skirta 70 milijonų litų. Paramos gavėjais patvirtinta dar per 500 pareiškėjų. Jie tenkino paramos teikimo sąlygas ir sulaukė paramos. Paskatino pažįstamų ūkininkų sėkmė, paskatino kreiptis į nacionalinę mokėjimo agentūrą, pateikti prašymą, įvykdyti projektą. Pagal priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas paramos suma vienam projektui 138 tūkstančiai litų. Remiamos naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės, įskaitant ir programinį įrangos, transporto priemonių įsigijimas. Kompensuojamas ir žemės skirtos žemės ūkio veiklai pirkimas, gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija, valdos infrastruktūros tvarkymo darbai. Pasinaudojus ES paramą, mes jau įsigijome šiokius tokius agregatus, kurie padės mums našiau ir pigiau dirbti. Tai yra skutikas, kuris yra už mano nugaros. Jisai yra skirtas pabaigti dirvai dirbti prieš sėją. Po to yra ekologinės akėčios, kurios yra skirtos, kad naudoti kuo mažiau chemijos augant augalui. Trąšų barstyklė, kuri mums labai patinka ir naudosim. Kadangi beveik visos priemonės įgyvendinimui 2007-2013 metais skirtos lėšos jau išnaudotos, šiemet paraiškų rinkimas pagal priemonę nenumatytas. Tačiau paramos gavėjais patvirtinti ūkininkai turi paramos sutartyje nustatytais terminais ir tinkamai teikti mokėjimo prašymus nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Mokėjimo prašymuose deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos. Kartu reikia pateikti ir projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Žemdirbiai džiaugiasi, kad parama padės geriau ūkininkauti. Įsigyta technika man leis nebenuomoti iš kitų ūkininkų paslaugų, sutaupysiu pinigų, kuro, leis man naudotis tada, kada reikia, o ne tada, kada galės man suteikti paslaugą kitas ūkininkas. Vėluojant pateikti mokėjimo prašymą, reikia raštu informuoti nacionalinę mokėjimo agentūrą, pateikiant objektyvias vėlavimo priežastis. Išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo prašymas pateikiamas pavėluotai dėl nenugalimos jėgos, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5%. Per daugiau nei 60 dienų pateikti vėluojantis mokėjimo prašymai neregistruojami. Taip pat jaunieji ūkininkai projektų įgyvendinimo laikotarpiu privalo įgyti veiklai reikiamą kvalifikaciją, laikytis kitų paramos sutartyje nustatytų reikalavimų. Manau, kad sunkiai, nes reikėtų naudotis paskolomis iš banko, mokėti palūkanas didelės, savom lėšom jų būtų truputį sudėtinga. Parama ES yra didelė galimybė jauniem žmonėm. Nors šiemet rinkti paraiškas pagal priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas nenumatoma, iki balandžio 29 dienos jaunieji ūkininkai gali kreiptis paramos pagal priemonę žemės ūkio valdų modernizavimas. Jie turi pranašumą kitų pareiškėjų atžvilgių. Pagal visas priemonės veiklos sritis jauniesiems ūkininkams suteikiamas papildomas 10% paramos intensyvumas, o pagal antrąją veiklos sritį iki 40 metų amžiaus ūkininkai atitinka trečiąjį pagal svarbumą projektų pirmumo vertinimo kriterijų.